7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Treneriai yra sakoma, kad po nesėkmių kartais daugiau išmokstama negu po sėkmių. Ką jūs pasiemat po paskutinių rungtynių ir kokius dalykus akcentuojate svarbiausia? Koncentracija, išlaikyti tą koncentraciją ir žinoti, ką mes norim pulti, ką mes norim gintis, nes, nežinau, prieš Italijos biškių šiek tiek to trūko, tokio susikoncentravimo, gal biškį ir jautėsi toksai atsipalaidavimas, jau sužinojus, kad tu važiuoji aštuntuką, bet skau. Tikrai nekaltinam kažko ir žiūrim į priekį, ruošiamės rungtynėm ir tikiuosi, kad rytoj sužaisim geras rungtynės. Treneri, minėjot, kad Italija tokia netipinė komanda, tai Prancūzija turbūt lengviau skaudinti buvo, ar ne, ir tą planą ruošti? Prancūzija, jos turi tos savo akcentus, ką nori žaisti, labai talentinga komanda, su geru ūgiu, su labai atletiškom žaidėjom, tai joms, sakau, yra irgi momentų, kur atrodo turi derinį ir nori sužaisti vieną, bet nutraukia, jos neblogai ir skaito tą žaidimą, skaito gynybą, tai sakau, tikrai labai stipri komanda, dar kitokia negu buvo Italija ar varžovės, su labai dideliu talentu, bet eisim ir kovosim. Kiek buvo akcentas nesureikšminti jų to favoričių statuso ir to, kadangi jos yra vieni iš čempionato favoričių, kiek akcentavot, kad nereikia jų jas žiūrėti taip iš žemai? Taip, favoritės buvo Slovenijos, favoritės buvo Serbijos, visos buvo favoritės, mes nebuvom, tai ir mes ir dabar eisim ir tiesiog žaisim savo žaidimą ir žiūrėsim, kaip tos 40 minučių prabėgs. Tikim savim ir einam kovo dėl pergalės. Prancūzijos treneris sakė, kad bus gyvenk ir mirk rungtynės rytoj, kaip jūs žiūrėties? Tai visiems tas pats gyvenk ir mirk, jeigu tu pralaši rungtynės, tu nebežaidi dėl medalių, Aišku, dar kartą pakartosiu, kad žaisim prieš tikrai stiprią komandą, bet eisim ir su merginom kalbėjom, eisim, kovosim, atiduosim viską, ką galim ir bandysim laimėtas rungtynės. Ką galima pasisemti iš turkių rungtynių su prancūzėmis, kurios ėjo iki paskutinių sekundžių, ką gerai turkės darė? Gerai polė, gerai gynėsi, surado sprendimų, mes tikrai žiūrėjom tas rungtynės ir turėjom ką iš jų pasimti, įsivesti, ką norėtumėm irgi šiek tiek pakeisti, gal savo puolime ir tikrai turkės turėjo geras rungtynės, galim sakyti, 36 minutės pirmavo prieš jas, pralašė tik pačiam gale ir ten per tokios irgi galim sakyti žioplus sprendimus ir sakau, tas rungtynės tikrai pasižiūrėjom ir turėjom ką paakcentuoti savo puolime ir gynybai. Treneri labai fiziška komanda yra prancūzės, į tą vidų ne visada bus galima taip eiti, kaip jūs anksčiau akcentuodavot, galbūt kiek ruošiat paremtą perimetrų gal puolimą, ar yra kažkokių pokyčių taktinių? Aišku, kažką naujo įsivedėm, nenoriu aš čia dabar kalbėti ir sakyti, nes nežinom, kaip mes prisitaikysim ir mums viskas tas pavyks, bet žinokit, aš tikrai nenuvertinu mūsų aukštą ūgių ir aš tikrai žinau, kad jos gali žaisti prieš prancūzų aukštas 4-5 pozicijos žaidėjas ir mes netgi dedam akcentą momentais, žinom ką paatakuoti ir norėsim tą padaryti, tai aš tikiu savo žaidėjom ir manau, kad mes netgi momentais gal net pranašumą kažkur turėsim. Treneriai yra sakoma, kad visiems sąlygos lygios, bet šiuo atveju jums reikėjo keliauti į kitą šalį, prancūzas liko čia, ir labai išvargino tą papildomą kelionę. Visada, aišku, prisideda, tu gal geriau būtum pagulėjęs lovoje ar atvažiavęs, nuėjęs iš tanginę pasidaryti kažkokių tempimų, dabar teko keliauti, bet sakau, nesureikšminam to, eisim ir žaisim. Treneri, ar matosi, kad Justė Jocytė šitos rungtynės bus papildoma su motyvacija, papildoma, ar matosi, kad labiau užsidegusi yra priima? Kol kas ne, Justė, žinot, aš Justė jau senai pažįstu, jinai labai ramiai į viską reaguoja, jinai tokia šalta krauja, visada išlieka, atrodo ramiai, gal viduj kažkokį ir jaučia papildomą, manau, kad jaučia, bet iš jos, žinot, su ją kaip pasikalbi gali nuspręsti iš jos veiksmų, nesuprasti. O ar niekiek nebaugina tas arenos dydis, vis tiek didesnė arena už Bolonijos bus ir žiūrovų gali būti turbūt daugiau? Ne, kažkaip, nežinau, nereaguojam į tos dalykus, tokius, nelabai dar ir kalbėjom apie tai, bet sakau, Graikės kaip ir iškrito ir su jom nereikia žaisti, tai manau, kad mūsų lietuviai, kas buvo Bolonijoje, gal ir čia kažkas atvažiuos, tai tikim, kad mes netgi būsim tokie, mūsų fanai bus tokie tikrai girdimi. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.